Šiandien važiavau tarp apsnigtų ir saulėje žėrinčių pievų ir labai norėjosi dramatiškai sušukti: sustok akimirką žavinga. Todėl galvoju apie Franklį. Todėl siūlau filosofinę minčių stabdymo praktiką. Apie laisvą idėjos interpretacija yra tokia: tarp noro ir veiksmo yra tarpas, o tame tarpe yra erdvė sprendimui rinktis. Sprendimas ten gali ir negyventi. Ar tiksliau ten gali gyventi sprendimas, renkuosi vieną iš vieno. Ir mes nuoširdžiai galime tikėti to, kad nėra kito pasirinkimo, kad jeigu nori, tai reikia daryti. Betgi ne. Noras yra emociškai paspalvintas informacijos koncentratas ir nieko daugiau. Žmonės sako, negaliu kaip noriu. Betgi ne, galiu. Man neįprasta norėti, bet nedaryti būtų žymiai tiksliau. Ir net jei nemalonu pastebėti, kad tokia atveju atsakomybė grįžta atgal sąmoningam protui, o nelieka priskirta kažkokiam gaivališkam norui. Realybė vis tiek tokia yra. Imkim lapą ar švarų ekraną ir užsirašykim vieną, gal ir kelis nuosavus labai noriu. Geriausiai tokius, kur sakom, nežinau kodėl noriu ir tiek. Pirmas stulpelis – noras. Trečias stulpelis – veiksmas. O antras vidurinis – vieta sprendimui. Čia ir rašykim, jeigu įgyvendinsim norą, kokie bus pliusai ir minusai. Jeigu neįgyvendinsim norą, kokie bus pliusai ir kokie bus minusai. Taip sprendimą ir įvertinkim. Noras visada mus vers paskubėti ir sakyti, čia nesąmonė. Ir nereikia taip daryti kiekvieną kartą, bet kai kada labai pravers. Tarp noro ir veiksmo yra erdvė sprendimui. Toje erdvėje gimsta pažinimas ir augimas. Taikos ir ramybės.